Skaitys pranešimą Tomas Šinkūnas. Jūs matėt, kokios čia keistenybės yra deklaruotos, bet šiaip jis yra rimtas žmogus, fenomenologas, dėsto ir tada jam žodis. Prašau, Tomai. Dėkui už tokį puikų pristatymą. Barokas, zombiai ir kung fu, kažkur šito idėjų yra 1 milijonas eurų. Tai jūs galite jį pasiimti, aš nemokamai ją atiduodu. Tai tikrai ačiū už labai įdomius pristatymus. Prieš tai aš pabandysiu taip jau visiškai iš kitos pusės į dalykus pažiūrėti ir manau, kad bus labai įdomi diena. Bet barokas ir zombiai man vis kuo toliau, tuo daugiau mane džiugina šitą idėją. Tai šiandien ką aš padarysiu, tai aš pakalbėsiu ir paskaitysiu pranešimą ir po to galėsim išgerti alaus ir padiskutuoti, ar vyno, ar dar kažką. Bet žiūrėkit, ta tema, tokia aš trumpai tokį prekursorių papasakosiu, tiesiog pasakysiu, kad mano tokie tyrinėjimai pradžioje prasidėjo jie nuo pasibjaurėjimo emocijos, nuo emocijų fenomenologijos. Ir kažkaip aš taip esu toks lėtas skaitytojas, mano tie gabumai skaitymai yra tokie lėtesni ir aš vis bandau su tomis temomis grumuliuotis ilgiau, lėčiau skaityti ir man tas kartais atneša tam tikro pelno. Tai vat su pasibjaurėjimu ir šleikščiu aš užtrukau šiek tiek, bandydamas vėliau besigrumuliuojant surasti tam tikrą suformuluoti ir toliau atrasti išstūmimo, čia populiarus žodis bus architektūros sąvoka, žodžiu, kuri apima ne tik subjektyvius, objektyvius, bet ir socialinius, politinius dalykus. Tai tokia, žodžiu, kažkokia tai visą apimanti išstūmimo teorija. Čia dalykai, kuriais aš bandau domėtis, yra ir Mary Douglas sociologija, ir fenomenologinė pasibjaurėjimo analizė, ir Saros Ahmed darbai, ir taip toliau, ir panašiai. Tai čia yra vienas iš mano tokių išdavų šioje vietoje. Zombiai skamba keistai, o kodėlgi ne vaiduokliai, robotai ar kitos pamėklės, tai aš pabandysiu kažkaip problematizuoti zombių tą tokią idėją ir gale to šiandienės seminaro šito įtikinti jūs, kad zombiai yra verti jūsų dėmesio. Vaiduokliai gal šiek tiek mažiau, o vampyrai tai apskritai labai mažai. Nebent jūs mėgstat baroką ir tada dabar galvoju, jeigu būtų zombiai, vampyrai ir barokas ir kung fu, būtų gal dar geriau. Gerai, tai žiūrėkit, aš pradėsiu nuo tokių tezių, turiu čia skaidrės, kurios yra pusiau įdomios, pusiau juokingos ir taip, čia bus toks turinys, gerai. Tai pradėsiu nuo tokios tezės, kad zombis nėra nei gyvas, nei miręs, nei juolab laisvas. Jį atpažįstame kaip pavojingą mūsų pasaulio klajoklį, bet kartu radikaliai svetimą, todėl priskiriame išorybei, intuityviai, neigiame bet kokią galimybę, kad kažkas, siela, protas ar net instinktas galėtų būti įkūnytas arba veikiau įkalintas įrančiame kūne. Dėl to nė nesusimąstome, su kokiais sunkumais galėtų būti susijusi tokia zombio egzistencija. Zombius paprastai dažniausiai traktuojame kaip naikintiną blogį. Vis dėlto mėginimas apmąstyti zombio vidujybę nėra vien tuščias spekuliavimas, tikiuosi. Priešingai jis leidžia priartėti prie ribinių patyrimo kategorijų, tokių kaip gyvenimas ir mirtis. Zombis yra pramanų kategorija, kurią pažįstame gana paviršutiniškai. Jį atpažįstame ne tik ekranuose, bet ir kasdienėje kalboje, apibūdindami vartojiškumą, neveiksnumą, beprasmiškumą arba dar radikaliau besmegeniškumą. Tačiau būtent šis tariamas paviršius slepia sudėtingesnę problematiką. Taip pat šiandien ir noriu klausti, kokiame čia kontekste mes galvojame apie zombius, kaip zombiai gali tapti filosofinė problema. Aišku, pranešime, kaip jau girdėjot, kadangi esu fenomenologas, tai prieiga bus fenomenologinė ir, žodžiu, bandysiu kažkaip nuo tos fenomenologijos atsispirti.
kad nebūtų čia vien tokia fenomenologinė egzegezė, fenomenologinis aiškinimas, aš pagalvojau ir kad išskirčiau šitą pranešimą į 3 dalis. Pirma, tiesiog papasakosiu istoriją apie tai, iš kur ateina zombiai. Dauguma tą žino, tai tiesiog galit pailsėti, tai, žodžiu, bet, tą, žodžiu, kaip zombis susiformuoja kaip vaizdinys. Antroji dalyje aš paskaitysiu tokią esė, kaip literatūrinį, ne performansą, bet, žodžiu, tiesiog aš parašiau literatūrai ir menui tokią esė apie zombius, kuri, man atrodo, visai gerai papasakoja ir nusako tam tikras intuicijas ir įtampas ir atskleidžia tą tokį zombiškos egzistencijos ir mūsų santykį. Ir trečia, paskaitysiu, ką aš naktį prirašiau apie zombius filosofiškai. Tai bus tokia zombis kvadratu. Aišku, juokauju, naktį aš nerašiau nieko, naktį aš negojau, futbolui neatsikėliau, bet vakarė žiūrėjau, tai, žodžiu. Bet gale bus tas filosofinis turinys, per vidurį tam tikri akcentai, o pradžioje šiek tiek istorijos. Tai, žodžiu, kiekvienam po truputėlį arba visiems po viską. Tai tikiuosi, kad bus nenuobodu. Tai va, ir kad įgyvendinčiau šitą savo planą, aš turiu turinį, tai kaip jau minėjau, turinys prasideda nuo zombių istorijos. Tada, ką reiškia būti zombiu ir ta konceptualinė analizė bus tokia, pradėsiu nuo kūno, nes kūniškumas yra įdomiausia, ar pirmiausiai į galvą, kaip čia, šaunanti ar lendanti mintis, tada gyvybės ir mirties perversija, arba išnirimas, alkis, kaip tokį terminą atradau juokingą, kaip, žinot, puikiai psichoanalizė yra įvairios varos, tai čia yra zombių vara, kuri pasireiškia per alkį, tą simbolizmą ir tada jau tas pats gazas, jau kada mes tėkšimės į sieną, yra ties paskutinė vieta, ties atliekomis. Sakau pats gazas, nes tikiuosi, kad po to eisim išgerti iš šitos salės ir bus visiems labai smagu. Nes, žodžiu, čia gal trumpai tiesiog pristatysiu, kad zombių tema, kodėl ne ten kokios Vokietijos folkloro būtybės, ar ne pats seniausias Gilgamešo epe randamas toks nuoroda į zombius. Dėl 2 priežasčių, tai prie jų aš prieisiu, bet pirmą pristatysiu zombius. Toks trumpas atsakymas yra, šiandien zombiai yra populiariausi, jie turi kažkokią tai galią uzurpuoti kitus naratyvus tų gyvųjų numirėlių. Tai va, zombiai yra toks kaip apglėbiantis skėtinis terminas, tai nereiškia, kad nėra kitų terminų, bet šiandien mes jį naudojame kaip tą paradigmatinį gyvųjų numirėlių pavyzdį. Čia deivė ištarė Gilgamešo atmetusi dievų pasiūlymą, įniršusi nuskuba į dangų ir reikalauja iš savo tėvo dangaus jaučio, jam suabejojus jį pagrasina. Kažkaip taip, kad prikels mirusiosius ir eis kariauti, tai vėlgi va toks iškart rimtas vaizdinys. Tai va, kur čia ta istorija prasideda apie zombius? Pasak dalykų, kurių niekada nebuvo enciklopedijos, yra tokia enciklopedija labai įdomi. Zombių pirmapradis vaizdinys yra vudų kultūros dalis. Vudų kultūra, kaip žinote, yra juodosios, baltosios magijos, raganavimo kultas, pasireiškęs Karibų jūros salose, ypač Haityje. Šis kultas ateina iš senųjų vakarų Afrikos religijų, Ganos, Angolos, vietose, kur aktyviai veikia prekyba žmonėmis. Magija priklauso nuo dvasių, demonų pagalbos, o kartu su vergais perkelta į Karibų salas transformuojasi atitinkamai. Tai va čia turėkite tą omenyje, kaip vėliau pasikeis tas vaizdinys perkeltas į Ameriką. Tai va, vudų dvasininkų luomą sudaro šventikai hunganai, tikiuosi turiu gerai, ir raganiai zobopai. Hunganai ir zobopai turi panašias galias, kaip ir raganiai burtininkai. Maždaug ką įsivaizduojate, tai taip ir bus. Skraido, prikelia mirusiuosius, gali sumaišyti meilės eliksyrą, atlieka, taip sociologiškų turbūt esminius sociumo palaikymo, pavojų stabilizavimo ritualus. Ten, kas įdomu, tokių įdomesnių, juokingesnių istorijų radau, kad
tie raganiai gali pasiversti į uodo vaiduoklį ir išsiurbti vaikų gyvybę. Tai gyvybę. Tai įsivaizduokit, ko vaikus Haityje gąsdindavo tėvai uodais vaiduokliais. Žodžiu, gali nueiti užsakyti kankinimo seansą su tom lėlytėm priešam ir taip toliau. Tai va. Tai, kaip žinote, dėl turtingos mitologijos ir stipraus vizualumo vudų religija yra mėgstama pigių televizijos serialų rašytojų medžiaga. Tai aš čia turiu tokias kelias iliustravimų iš, ką radau internete, nuotraukas iš šiandieninio Haičio gyvenimo, bet tokių, tai įsivaizduokit tokius kaip istorinius, žodžiu, sedimentus tos kultūros. Tai šiek tiek tiesiog pereisiu, čia tokios keliautojos, Didžiosios Porto princo kapinės. Per pastarąjį dešimtmetį darytos nuotraukos, bet, žodžiu, dvasią pagausit. Tai va, vienas elementas dedamosios šitų zombių yra tas stiprus, kaip čia, religinis užtaisas, o kita dalis yra, kad suprasime, kitą dalį reikia, kaip Hollywoodas tampa, kaip zombiai tampa Hollywoodo vaizdinys, reikia prisiminti, kad JAV okupavo Haitį 1915-30, buvo okupavusi Haitį 1915-34 metais. Tai aišku, kaip dori imperialistai, tai jie siunčia savo agentus, kurie aprašinėja ten visą tą kultūrą, vyksta kultūrų mainai, asimiliacija, ar ne? Tai va, ir į Haitį nuvyksta toks okultistas, keliautojas Viljamas Seabrook savo knygoje ir parašo tokią knygą Užburta sala ar Stebuklinga sala, žodžiu, kurioje aprašo savo kelionės į Haitį patirtis. Iš pradžių vykęs aprašyti okupuoto Haičio, Romnenotron, jis yra įtraukiamas, labai vaizdžiai ten pasakoja, žodžiu, tos dalykus su daug tokio bandymo įtikinti, kad iš tikrųjų yra tiesa. Tai tokia įdomi knyga. Čia kelios tokios nuotraukos iš Haičio gyvenimo ir aš net jo to šiandieninių ritualų. Tai žodžiu, ta kultūra yra šiandien irgi gyva, bet mažai, kaip čia, netiesiogiai įtakoja zombių tą vaizdinį, zombių vaizdinys atsiskiria nuo tos kultūros. Čia tas knygos viršelis, pasirodė 1929 metais. Žymiausias knygos skyrius yra Cukranendrių laukuose dirba mirę vyrai. Tai citatą paskaitysiu. Atrodė, ar bent taip man buvo užtikrinę juodaodžiai, kurie buvo dar patiklesni nei Polinikas. Kad nors zombis išlindo iš kapo, tai nebuvo nei vaiduoklis, nei žmogus, prikeltas iš mirusiųjų kaip Lozorius. Sakoma, kad zombis, tai besielis žmogaus lavonas, vis dar negyvas, tačiau iškastas iš kapo ir burtų pagalba apdovanotas mechaniniu gyvybės pavidalu. Tai lavonas, kuris priverstas vaikščioti, elgtis ir judėti taip, tarsi būtų gyvas. Žmonės turintys galią tai padaryti eina prie šviežios kapavietės, iškasa kūną, kol jis dar nespėja supūti, priverčia jį judėti, o tada paverčia jį tarnu ar vergu. Kartais tam, kad šis įvykdytų kokį nors nusikaltimą, dažniau tiesiog kaip darbininką namuose ar ūkyje, skirdami jam nuobodžius, sunkius darbus ir mušdami jį kaip kvailą gyvulį, jei jis tinginiauja. Tai va, zombis tarsi būtų gyvas, nors toks nėra, bet jis gali tinginiauti, todėl jį reikia mušti. Tai iš karto susidurime su tam tikrais prieštaravimais šitoj teorijai, bet, žodžiu, magija viską sprendžia taip, kaip jis sprendžia. Vėliau Seabrookas rašo, kad zombiams negalime duoti druskos ir kaip aiškina dėl to, kad nesuprastų esą mirę. Tai ten istorija yra maždaug tokia, kad ta zombių ganytoja nusprendžia nueiti į užgavines ir tose užgavinės ir pasiema zombius kažkodėl. Ten yra tikrai paaiškinimas, kodėl jie eina ir jie taip eina, vaikščioja kaip negyvi kūnai, be sielų ar sąmoningumo, nesimeldė nei tėvui Legbai, nei broliui Jėzui. Iš vudų religijos tokių įdomesnių dalykų yra, kad jie irgi integruoja kitas religijas į save, gali integruoti. Tai va, tai juos lydinti moteris užgavinėse nupirko pistacijų užkandžio, tačiau šis buvo pagardintas druska.
Ir kai zombiai paragavo druskos, jie suprato, kad yra mirę ir išleidę siaubingą klyksmą pakilo ir atsigręžė veidais į kalną. Nes ten yra kapinės ir jie nuėjo į tas kapines užsikasti. Tai čia iš esmės zombiai yra mirę, magijos animuoti kūnai, kuriuos animuoja tam tikras raganus. Tai Sybrukas zombius vaizduoja kaip tam tikrus automatonus, tvarkančius namų ūkį, kurie neprašo daug valgyti, atrodo pesėliai, o jų silpnybė yra druska. Ką mes čia galime matyti, kad ta religija persikelusi, ar tie religiniai tokie įsitikinimai, mistiniai persikelia iš Afrikos, evoliucionuoja, transformuojasi į tai, kad tu dirbi cukranendrių laukose, numiršti ir jau nori pailsėti, o tave prikelia toliau dirbti cukranendrių laukose. Tai, absoliutus pragaras ir tiesiog, kapitalistinė svajonė tam tikrų žmonių. Tai čia toks yra tas siaubo žanras Haityje, kuris vystosi. Iš knygos į kiną, į Hollywoodą po Seabrooko knygos publikacijos su zombiai persikėlė per 3 metus nuo knygos pasirodymo. Hollywoodas po vampyrų ir Frankensteino ekranizavimo ieško naujų būtybių ir jas randa Seabrooko knygoje. Pirmas pilno metro filmas apie zombius yra White Zombie, baltasis zombis. Viktoro Halperino režisuotas filmas nukelia mus į Haitį, kur plantacijos valdytojas Belmontas pasamdo raganių, vaidinama Bela Lugosi, jis vaidino ir Drakulą, ir Frankensteiną, jeigu atsiversite tuos filmus, tai tikrai atpažinsite, tam, kad iš kito vyro rankų nuviliotų jauną merginą, paversdamas ją zombiu. Vėliau ir pats užsakovas tos paslaugos Belmontas irgi paverčiamas zombiu. Šis filmas sukelia kitokį baimės vaizdinį, apie kurį jau kalbėjau. Aišku, tas filmas netampa toks populiarus, bet tampa kulto klasika, kaip aš suprantu, ir pristato zombius į tą populiariąją kultūrą. O kas tampa, iš kur ateina mūsų šiandienos jau zombių tokia tas vaizdinys, tai jis ateina iš lietuvių kilmės Džordžo Romero kūrinio, kurio motina buvo lietuvė, o tėtis kolumbietis, 68 metų, jums gerai žino filmo Gyvų numirėlių naktis. Tai būtent Gyvųjų numirėlių naktis iš naujo perinterpretuoja zombius, taip, kad visi šiandienos filmai apie zombius yra įtakoti šio filmo. Tai čia kas nutinka, kas pasikeičia. Tai visų pirma atsisakoma vudų magijos, pono ir tarno dialektikos. Pakeičiama zombių dieta, jie jau pradeda valgyti gyvą kūną, vaikšto lėtai, krypuoja, gali būti, silpnoji vieta yra galva, gali būti nupjauta galva arba nušauta galva, jau nebe druska. Zombiai iš esmės nebegali mirti ir jeigu jie įdreskia arba įkanda, tada kitas žmogus tampa zombiu. Įvedama užkrato dinamika. Kas čia įdomu, galbūt tai, kad tas režisierius Romero vadovaujasi daugiau ne Seabrooko, bet Richardo Mathesono Aš esu legenda, o Gyvųjų numirėlių naktyje zombiai vadinami ne zombiais, bet gaulais. Pastarojo filmo tęsinyje visgi gaulai jau tampa zombiais. Zombiai kažkokia tai magiška galia uzurpuoja ir yra tas didysis pasakojimas apie gyvuosius numirėlius. Net bandant pakeisti kažkaip jis ta viešoji vaizduotė, opinija, ar kas tik norite, taip suspaudžia, suskliaudžia ir palieka zombius priešakinėje eilėje. Tai stiprus filmai, tikrai rekomenduoju, jeigu norite smagiai pasikankinti prieš miegą. Pirmas Juodai baltas, iš tikrųjų gan šiurpokas, antras daugiau jau tokia konsumerizmo kritika. Taip ir tampa atpažįstami tie zombiai ir įvedami į
tampa vienu populiariausių šiandienos vaizdinių, turbūt tokiai populiarioji kultūrai. Tarp visų tų mitinių būtybių turbūt zombiai yra vienas populiariausių, ar ne? Ir tai va. Tada aš pagalvojau, kad neatlikinėsiu tos antrinės literatūros užsienyje apžvalgos, nes jos yra daug ir baisiai nuobodi, bet galiu pasakyti, kad yra tokių juokingų knygų, visai ne juokingų, bet yra tokių knygų apie zombius ir seksą. Yra rinktinė ir ten yra nuo kokių temų tik tai norite. Gėjai zombiai, LGTB zombiai, žodžiu, zombiai yra pretekstas kalbėti beveik apie bet ką. Tai va, čia vienas iš tų tokių modalumų apie zombius, tai aš tam nedariau, bet aš interneto pagalba susiradau antrinę literatūrą, kas filosofiškai bando kalbėti apie zombius Lietuvoje, tai jeigu ką praleidau, nepykit, bet nėra daug tų šaltinių, tai pirmas žmogus yra Jonas Dagys, tai savo disertacijoje kalba apie zombius, ten daugiau iš tokios analitinės perspektyvos nėra, manau, čia taip aktualu, o antras žmogus, kuris kalba apie zombius, tai yra Šiaurės Atėnuose pasirodo Augustino Dainio straipsniai, tai pirmas yra tokia 2016 metais publikuotas straipsnis filosofija kaip dėmesingumo pratybos. Ten iš esmės siūlo nebūti zombiais, būti dėmesingais, ugdyti, žodžiu, būti atviriems pasauliui, žodžiu, programą apie ką čia viskas yra. O kitas straipsnis yra jau zombių ontologija, tai jeigu prieš tai pasirodo zombiai tik šiek tiek Augustino Dainio mintyje, tai čia jau visas straipsnis yra skiriamas ir tame straipsnėje pasitelkiamas zombio kategorijos simbolizmas, kad suformuotų kultūrinę kasdieno anonimiško žmogaus kritiką. Ir čia jis sako, kad zombis tai gyvas numirėlis, jis yra toks pat kaip aš ir tu, bet vienu esminiu aspektu kitoks. Jis mūsų antrininkas, bet neturi dvasinių kokybinių daiktų suvokimų, yra grina fiziologija. Ir ten po to tada evoliucionuoja ta zombio sąvoka, taip įdomiai miesčionys tampa zombiais, nes jie vartoja beatodariškai ir tada zombiai jau vėl žmonėmis tampa, toks, žodžiu, daro tai, ką daro visi, iš zombių skolinasi tai, ką tik nori ir tai tokia gaunasi vartotojiškumo kritika. Ir paskutinis žmogus, kuris kalbėjo iš filosofinės pusės apie zombius, tai buvo istoriko teritorijoje Vilius Bartninkas, antikos specialistas, filosofas, tai ten su Aurimu Švedu jie kalbėjosi apie serialą Vaikštantys numirėliai, The Walking Dead. Ir kuo Vilius ten domėjosi, apie ką pasakojo, tai būtent apie postapokaliptinius pasaulius, apie tai, kas būna, kai pasaulis sugriūna, kaip mes iš naujo atstatome visuomenės, pasitikim, nepasitikim žmonėmis ir taip toliau. Ir tą jungia, aišku, su antikiniam etiniam teoremom. Tas visai buvo įdomus, man atrodo, įdomi laida. Tai va, ir aš tai padariau tokį išvadą, kad fenomenologija atsilieka ir reikia pabandyti kažkaip pasigilinti tą zombių pasaulį ir parašiau tokią apybraižą. Tai aš paskaitysiu ją ir daugiau tokia, man atrodo, atskleidžia tas įtampas. tą apibraižą aš taip rašiau, bandydamas įsivaizduoti, ką reiškia būti zombiu. Pavadinau egzistencijos pleištas, zombių teisės ir fantominės galūnės. Tai čia zombis, pradėjau nuo to, kad zombis nėra nei gyvas, nei miręs, nei juolab laisvas. Jį pirmiausia atpažįstame kaip pavojingą mūsų pasaulio klajoklį, bet ypač svetimą, todėl priskiriame ir išorybei. Intuityviai neigiame, bet kokią galimybę kažkam, sielai, intelektui, kūnui, protui, instinktui būti įkūnytam, o tiksliau įkalintam įrančiame kūne. Todėl nesusimastome, su kokiais sunkumais ir vargais numirėliai susiduria kasdienybėje. Ir traktuojame zombius kaip nekintiną blogį.
Nu, tai čia pakartojau, ką pradžioje skaičiau, kad grįžtume prie to. O juk radikalus ir iš pirmo žvilgsnio beprasmiškas užmojis apmąstyti zombių vidujybę mums žmonėms, čia mums tai turiu omeny žmonėms, galėtų pasitarnauti, mat leistų geriau suprasti ribinės patyrimo kategorijas. Pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, yra, kad zombiai nėra radikaliai svetimi. Pavojaus akivaizdoje pamirštame, kad zombiai turi istoriją. Kadaise jie, kaip ir mes, buvo žmonės. Kažkieno sūnus ir dukteris dainavo choruose, apsipirkinėjo, skaitė pranešimą konferencijoje, turėjo veido bruožus ir balso tembrą. Žinoma, kūnus jie turi ir būdami zombiais, tačiau radikalus nužmogėjimas atėmė iš jų veidus. Tai vat, kai žiūrime serialus apie zombius, matome kūnus, bet juos traktuojame kaip ne žmonės. Nepaisant to, kad jie atitinka, bent jau iš pažiūros žmogaus vaizdinį. Tai va, zombiai tyko, sėlina ir sliūkina, pakaitom deda tai vieną, tai kitą koją, negriūna, vadinasi, sugeba palaikyti pusiausvyrą ir suvokti savo kūno dalių padėtį erdvėje. Nepaisant to, kad jų klaidžiojimas atrodo betikslis, zombiai orientuojasi aplinkoje. Sunku pasakyti, ar zombius orientuoja kas daugiau negu jų mitybos racionas, bet akivaizdu, kad pradinis jų orientacijos taškas yra jų kūnas, kad ir suiręs ar bepradedantis irti. Čia funkcionuojantis zombis aplinkoje turėtų, nes gali būti ir nefunkcionuojantis zombis, bet funkcionuojantis zombis aplinkoje turėtų gebėti orientuotis bent vienos iš juslių pagalba. Vaizdu, kvapu ar klausa, vadinasi, jis gali girdėti, matyti, užuosti, kad ir ribotai. Jei taip, egzistuoja tikimybė, kad zombiai turi bent jau gebėjimą patirti alkį, nes turi jusles, o kartu su alkiu ir sotumą, galbūt net skonio ir kvapo užuominas. Taigi, faktas, kad zombiai turi savo mitybos racioną, patvirtina, kad jie yra pajėgūs atpažinti tai, kas jiems naudinga. Vis dėlto panašu, kad už sotumo jausmą svarbesnė yra nežmoniško alkio patirtis. Kaip kitaip paaiškinti nejaukų gebėjimą išsijudinti iš nepakeliamos egzistencijos prikaustytą numirusį kūną. Tenka daryti prielaidą, kad zombiai nejaučia skausmo. Akivaizdu, kad tam tikros formos skausmo disociacijos sindromas įgalina zombius patirti save kaip nejautrius skausmui, bet neapriboja jų alkio kaip skausmo, neapriboja jų alkio ir kai kurių kitų pojūčių. Disociacijos sindromas pavojingas tuo, kad jo kamuojami čia žmonės nebejaučia skausmo ir taip praranda pagrindinį gynybinį mechanizmą, todėl padidėja nudegimų, kaulo lūžių, kraujavimo, negandų pavojus, kaip jūs puikiai žinote. Bet atrodo iš pažiūros, kad zombio kūnas yra nejautrus skausmui. Įdomus čia ir kitas momentas, drįsčiau teigti. Įprastai, patiriant skausmą, laikas ištįsta, sulėtėja ar net sustoja, bet kai neskauda, o kitos juslės veikia minimaliu režimu, ypač kai nėra palaikomas tam tikras sąmoningumo lygis, laiką suvokti tampa sunku. Todėl zombiai tiek mažai rūpinasi savo kūnu, galbūt, nepaisant akivaizdžių irimo procesų, net jaučiasi nesenstantis pačiame jėgų žydėjime, tarkim. Taigi, laikas jiems, bent iš pirmo žvilgsnio, nėra aktualus. Gali būti, kad į laiką jie patiria kaip begaliniai. Galbūt burtis į bendruomenės, juos į zombių ordas, kurias mes taip matome įvairiose serialuose. Galbūt burtis į bendruomenės jos skatina ribotos kūno ir pasaulio patyrimo galimybės. Bendruomenėse zombiai gali atpažinti kitą zombį, jo nevalgyti, bendrai orientuotis erdvėje. Jeigu taip, tai zombiai turi kažkokį tai minimalų socialinės organizacijos instinktą ir iš to gali padaryti ir kitą išvadą. Man atrodo labai svarbi, kad zombiai nėra kanibalai, savų jie nevalgo. Tarp kitko, reikėtų pridurti, kad nėra iki galo aišku, kokiamis aplinkybėmis zombiai renkasi apkrėsti gyvuosius, o kada
juos valgyti. Viena vertus užkrato skleidimą reikėtų laikyti zombių dauginimosi instrumentu. Kita vertus jis nėra nei seksualizuotas, nei savitikslis, greičiau tai zombių nerangaus bandymo prasimaitinti žmogieną pasekmė. Tai žodžiu, seksualinis dauginimasis kaip atsitiktinumas. Kas gal gamtoje nėra taip reta. Tai apskritai sunku susisteminti zombių veiklą ir patyrimus, bet išvardinti dalykai man atrodo esminiai, leidžiantis daryti dar kelias išvadas apie gyvųjų numirėlių buvimą pasaulyje. Alkio jausmas yra esminis zombių būties elementas, kuris esąs jų, ar pasirodo esąs jų gyvenimo varomąja jėga. Bet kaip galima nepatirti skausmo, o patirti tik alkį? Nesu girdėjęs ar matęs, ir čia toks argumentas dabar nesijuokit, nesu girdėjęs ar matęs besituštinančio zombio. Todėl spėčiau, kad jie nevalgo ir nevirškina, o jų alkis yra daugiau simbolinis negu tikras. Todėl labiau atitinka jų prigimtį. Išmesti į gyvųjų pasaulį zombiai patiria gyvybės stoką, todėl visa esybė yra traukiami gyvasties link. Gyvybės pažadas išjudina pasmerktąjį. Numirėlis visa savo esybė orientuojasi į gyvastį, kuri jį pagyvina ir leidžia priartėti prie gyvybės ir mirties perskyros. Todėl zombio kaip įkūnytos būtybės egzistencija, kad ir prakeikta, įprasmina specifinis maisto racionas. Žmogieną. Kaip kitaip paaiškinti tą betodarišką trauką? Nepaisant nieko, savaitės ar mėnesius pirmojas kūnas prisikelia iš letarginio miego, tik užuodęs žmogiškosios gyvasties pažadą. Tad zombio buvimas pasaulyje tiesiogiai surištas su gyvasties stoka per alkį. Tai būtų galima vadinti zombių vara. Ganėtinai primityvia ir iškreipta, stokojančia pamatinių žmogiškų kategorijų, mirties, savisaugos, dauginimosi, bet iš esmės orientuota į alkio malšinimą, kuris kaip toks iš esmės yra neįmanomas. Zombio gyvenimo būdas atgrasus, nes yra pavojingas, o jų mityba verta pasibjaurėjimo. Bet žvelgiant iš kitos barikadų pusės, žmogienos valgymas yra gyvybiškai svarbus jų gyvenimo elementas. Valgyti žmogieną reiškia malšinti alkį, o alkio numalšinimas patenkina zombiškąją varą, suteikia zombiui malonumą, jeigu toks įmanomas. Vis dėlto spekuliuočiau, kad tai nebus tipinis malonumas numalšinti alkį. Jis pasireikš ne tik priartėjimo prie gyvybės ir mirties kategorijų atstatymo, bet turės ir jutiminį elementą, gebėjimą patirti skausmą. Žinoma, simboliškai, panašiai kaip galūnės netekę žmonės patiria fantominę galūnę. Gyvasties skonis yra simbolinis, todėl gyvaščiai palietus mirusias lūpas patenkinama zombiškoji nostalgija gyvenimui. Negalinti pasireikšti kitaip, nei per yrantį kūną kaip skausmą. Būtent tai ir suteikia prasmę zombio gyvenimui, galimybę nors akimirkai pabėgti iš beprasmės tarpinės būties ir priartėti prie gyvybės kategorijų normalizavimo, patirti galimybę atstatyti gyvybės ir mirties pusiausvyrą. Zombiui galimybė susitepti yra galimybė pagyventi. Zombio egzistencija yra tarpinė. Grįžtų prie tos minties. Jis nei gyvas, nei miręs. Jei galėtų mirti, mirtų, o jei galėtų gyventi, gyventų. Empatija, grįsta vaizduotė, audrina toks būvis, nes jis iš esmės simbolizuoja kitybę, tai, kas įprastai nepasiekiama. Nes žmogus yra arba miręs, arba gyvas, bet niekada nei gyvas, nei miręs. Tai tikrą zombį atpažįstame visų pirma per jo kūną, kuris yra atstumiantis, bet nemarus ir atrodo nejaučia skausmo. Gyvasties perspektyvoje zombio egzistencija atsiveria kaip neįmanoma ambivalencija, nes apjungia
dvi priešingas kategorijas - gyvybę ir mirtį ir pasirodo kaip pleištas egzistencinėme audinyje, kaip tai, kas neturėtų egzistuoti. Todėl zombius lydi, anot Marko Fischerio, keistumas, kuris žymi išorybės įsibrovimą į vidujybę. Zombiai ir žmogaus skirtis, žinoma, esminga, nes zombiai yra pramanai. Nuo atsiradimo 30-iniai zombių vaizdinys kaip toks kito ir evoliucionavo nuo organijos užvaldytų kūnų, kurie turi atlikti sunkius darbus, iki kūnais mintančių būtybių. Filosofinėse, kultūrinėse kontekstuose zombiai pasirodo kaip filosofinio argumento priemonė. Visgi zombiai nėra vien fikcija. Nuolatinis, arba yra daugiau negu fikcija, nuolatinis zombių sugrįžimas literatūroje, filmuose, sapnuose kelia pagristų įtarimų, kad ši kategorija yra daugiau negu estetinė. Jeigu suteiktume zombiams teisės, tarkime, kad ir tokiame mažame lopinėlyje kaip vaizduotė, tai zombiai pasirodytų kaip egzistencinis pleištas, leidžiantis įprasminti mums nepažįstamas, keistas išorybės kategorijų sąrankas, kurios normaliomis sąlygomis negalėtų pasireikšti. Progresyvi, čia kabutėse. Politinė programa leistų ne tik pozicionuoti zombių egzistenciją pozityviai, regint juos kaip šaltoje beprasmėje materijoje, išganimo ieškančius paklydėlius, siekiančius patirti skausmą, atstatyti fundamentalią gyvybės ir mirties skirtį. Tai padėtų ir mums patiems suvokti, koks svarbus žodžiais sunkiai išreiškiamas konsensusas, kurį mes intuityviai suformuojame aplink gyvybės ir mirties sąvokas, kaip ribinės mūsų patyrimo sąvokas. Subjektyviai zombizmą patiriame kaip kūno ir mirties sielos negrįžtamo irimo metaforą, kaip pamatinių egzistencijų kategorijų irimo nenatūralią transformaciją. Tai performatyvi, tam tikrus prasminius laukus prie savęs traukianti kategorija. Menamame mūšio lauke zombiai įkūnija blogį kaip tie, kurie neturėtų egzistuoti, kurie nusipelno smurto dėl savo kitybės, kurie reikalauja katarsiško apvalymo. Suteikę zombiams teisės, dėja mes turime jas atimti iš karto, nes zombių teisė egzistuoti tolygi kvietimui juos sunaikinti. Tokia yra žmogiška tragedija zombių atžvilgiu, arba tiksliau zombių tragedija žmogiško atžvilgiu. Tai akcentai, kuriuos aš norėjau sudėlioti, buvo susijęs su zombišku kūniškumu, su gyvybės ir mirties perskyros perversija, alkiu, polinkiu tam metaforiškumui ir kaip matysime vėliau, kas man bent jau pasirodė įdomiausia, tam tikro atliekų koncepto performulavimu. Tai pabandysiu šiek tiek papasakoti dar apie kūną, zombių kūną šio apmąstymo kontekste ir autorius, kuriuo aš vadovaujuosi, yra Saulius Geniušas, jo knyga Kas yra skausmas, man atrodo, tai yra, visų pirma, dėl labai aiškaus ir gilaus fenomenologijos suvokimo, bet taip pat dėl to, kad skausmas, arba tiksliau jo nejautimas zombiams yra vienas tokių esminių elementų šitoj zombių fenomenologijai. Tai priminsiu trumpai tą perskyrą, kurią jūs puikiai visi žinote, kad fenomenologiškai kūną suvokiame per Körper ir Leib perskyrą, atlikdamas juslinių kūno patirčių analizę. Edmundas Huselis atranda tai, kad kūnas mums yra duotas viena vertus kaip fizinis materialus kūnas, kita vertus kaip gyvenamasis. Tai neredukuojami skirtingi kūno duoties būdai. Körper arba tas materialus kūnas yra suprantamas kaip fizinis, materialus kaip kūno kūniškumas. Tai yra kūnas kaip materialus daiktas ištįsęs erdvėje. Pasižymi tuo, kad priklauso man. O gyvenamasis kūnas yra nulinis orientacijos taškas, absoliutus čia, laisvo judėjimo įgalintojas. Gyvenamasis kūnas yra tas organas, per kurį jaučiame jausmus, emocijas, per kurį pažįstame pasaulį, judėdami jame. Nagrinėdamas skausmo fenomeną, Saulius Geniušas siūlo atkreipti dėmesį į gyvą kūną kaip nulinį orientacijos tašką, valios organą,
dvasios išraišką ir, mums svarbiausia, kaip lokalizuotų jutimų lauką. Kūnas yra skausmo subjektas būtent paskutiniąja prasme, tiek, kiek jis yra lokalizuotų jutimų laukas. Būtent čia kalba eina apie sąmoningą kūną. Toliau, nagrinėdamas skausmo fenomeną, Geniušas pabrėžia, kad išskirtinė skausmo kokybė atsiskleidžia per aibės konstitutyvinių funkcijų ir tos aibės trikdymą, kurios priklauso, kaip sako Geniušas, nuo ankstesnių gyvenamojo kūno funkcijų. Normaliai funkcionuojančiame kūne minėtos funkcijos, kūnas kaip valios organas, nulinės orientacijos taškas ir taip toliau, sutampa. Skausmas suskaldo šias funkcijas. Kuo didesnis skausmas, tuo mažesnė tikimybė, kad mano kūnas ir toliau funkcionuos kaip absoliutus čia, iš kurio perspektyvos atsiveria pasaulis, kad jis ir toliau bus pavaldus mano valios organas ir kad jis toliau išliks dvasios išraiška. Nepaisant to, net praradęs šias tris savybės, skausmą kenčiantis kūnas išlaiko lokalizuotų jutimų lauko prasmę. Bet kaip yra zombio atveju, kai skausmas nėra jaučiamas? Jis kaip tik nėra lokalizuotų jutimų laukas. Nėra kam trikdyti kūno buvimo nulinio orientacijos taškų, valios organų ar dvasios išraiška. Kūnas, kurį patiria zombis, yra apskritai be skausmo. Jeigu, kaip Geniušas sako, Huselio fenomenologijoje gyvenamasis kūnas suprantamas kaip visų objektų konstitutyvinis pagrindas, kitaip tariant, pasaulio konstitucija yra paremta mano kūno savikonstitucija. Kokia prasme zombis konstituoja pasaulį? Konstituavimas prasideda nuo kūno pasisavinimo, bet kūnas, kurį patiria zombis, yra ne jo, nes ne jis jį animuoja. Kas jį animuoja? Kokia tai būtų priežastis? Nesvarbu, antgamtinė jėga, technologijos ar virusas, tai nėra svarbu. Jeigu prieš tai zombio egzistenciją apibūdiname kaip kalėjimo sistemos terminais ar ne, zombis yra įkalintas kūne, tai klausimas, kokia prasme ir kaip yra aktualus. Drįsčiau teikti, kad zombis ne tik nėra savo kūnas, bet ir tokiu negali tapti. Buvimas zombiu pirmiausia reiškia ne pasaulio patirties struktūrų iškraipimą, kai būna su skausmo disociacijos sindromais, bet tų struktūrų ignoravimą arba nematymą, bandydami suprasti, koks yra zombio santykis su pasauliu, vėl galime atsižvelgti į žmogaus skausmą. Saulius Geniušas sako, aš turiu pasaulį, arba tiksliau esu pasaulyje, nes esu įkūnytas. Tačiau tai reiškia, kad paveikdamas mano kūną, skausmas paveikia ir mano įkūnytą santykį su pasauliu. Skausmas pakeičia laiko ir erdvės suvokimą, trikdydamas įprastas struktūras, ištęsdamas jas, įkalindamas. Laikas lieka tik subjektyvus, o pasaulis tampa sunkiai pasiekiamas. Ne? Tai zombis, matyt, patiria pasaulį kaip sunkiai įveikiamą, kuriame sunku judėti tiek laikiškai, tiek erdviškai. Zombis yra gyvas numirėlis. Kaip gyvas numirėlis? Yra sudėtingas reikalas. Kelčiau tokią hipotezę. Zombis turi kažkuria prasme patirti kūną kaip gyvenamai, bet labai ribotą. Įkūnytas yra ne subjektyvumas, o to subjektyvumo likučiai įrančiame kūne. Jų yra tiek, kiek pakanka tam tikroms funkcijoms konstituoti. Galbūt kažkaip panašiai, kaip ant galinės sėdynės vežamas užmigęs keleivis. Kažkuriuo lygiu ateina suvokimas, kad keliaujama, bet kad pats esi ne vairuotojas, o tik miego stipriai apimtas pakeleivis. Padaryti nieko negali. Kūnas juda, kratosi kartu su mašina, bet esi tik keleivis.
Taigi zombio subjektyvumas, o tiksliau jo likučiai, yra maksimaliai atskirti nuo jo kūno, įkalinti laike ir erdvėje. Zombis iš esmės yra užmigęs, užmigdytas, nujautrintas žmogus. Taigi problema, su kuria susiduria zombiai, yra ta, kad jų kūnai yra mirę, bet nėra mirę iki galo, o tiksliau yra prikelti. Prikelimas yra su tam tikromis sąlygomis, kurių zombis nepasirenka. Kaip mes galėtume išspręsti šių dviejų nemiralių problemų. Zombio kūnas yra nei grynas Körper, tai yra nei grynas materialus kūnas, nei pilnavertis gyvenamasis kūnas, o jų iširimo forma. Tai jeigu įsivaizduojame zombį kaip gyvą numirėlį, ar galime filosofiškai tai pagrįsti. Tokia zombiška egzistencija suardo arba iškreipia, kaip jau minėjau, gyvybės ir mirties perskyra. Priminsiu, ką sakiau tekste apie zombius. Zombis negali mirti, bet zombis ir negali gyventi, jeigu galėtų numirti. Kitaip tariant, zombis yra ne tarp gyvybės ir mirties, o liudija tų kategorijų išnirimą, demonišką sąjungą, o tai prieštarauja gamtos dėsniams. Artimiausias dalykas, kurį mes patiriame kaip gyvės ir gyvybės samplaikos iškraipimą, yra vengrų filosofo Aurelijaus Kelnajaus pasibjaurėjimo fenomenologija. Aš dabar jas neplėtosiu, bet tiesiog esmė ten yra, kad kai mes bjaurimės, kas mus kokybė, kuri sukelia mums tą pasišykštėjimą, yra būtent tai, ką mes suprantame kaip gyvybės perteklius ir to susimaišymas su mirtimi, intencija link mirties, kurią mes pastebime tose šlykščiose dariniuose. Tai šią prasme bent iš dalies suvokime, kodėl zombį išstumėme, sukuriame kaip vaizduotės kūrinį ir po to jį išstumėme arba sunaikiname, nes jis prieštarauja gamtos dėsniams, o kartu ir tas prieštaravimas yra specifinis, ar ne, su pasibjaurėjimo ataskana. Grįžtant prie kūno temos, galima pasakyti, kad mirtis kaip riba yra neutralizuojama. Zombiškos esencijos yra peržengiama. Laikas nėra išgyvenamas. Egzistencija šią prasme neturi, kadangi nėra mirties, egzistencija kaip tokia neturi baigtinybės. Tai tokia paradoksali situacija. Zombis, kas lieka iš zombio tokiame kūne? Lieka alkis. Bet vėlgi ne biologinis alkis, o veikiau alkis kaip trūkumas. Ir čia kas įdomu yra, kad kas zombį traukia, yra būtent ta gyvastis. Bandymas priartėti prie gyvenimo, atstatyti prasmę. Tai alkis yra tas būties būdas, kuris apibūdina zombį. Jis išreiškia gyvybės stoką, kurios neįmanoma užpildyti. Ar ne? Nes zombis yra pakabintas, jis negali numirti. Tai gaunasi tokia negatyvi stokos ontologija. Čia turbūt ne veltui Laisvos rinkos institutas taip aktyviai vysto stokos tematiką. Kaip žinoma, zombis punkiai funkcionuoja kaip metafora ir simbolis. Tačiau vien tuo jo vaidmuo neapsiriboja. Teiginys, kad zombio egzistencija yra tarpinė, leidžia šią figūrą perkelti į platesnį konceptualinį lauką. Zombis tampa ne tik vaizdiniu, bet ir būdų mąstyti ribinės būsenas. Šiame kontekste pravartu palyginti zombius su kitomis panašiomis figūrimis. Vaiduoklis, skirtingai nei zombis, neturi kūno, tai tam tikra prasme subjektas be kūniškumo. Tuo tarpu robotas ar automatonas turi kūnišką pavidalą, tačiau neturi patirties ar sąmonės. Tai kūnas be subjekto. Zombis užima tarpinę vietą. Jis turi kūną, tačiau šis kūnas nėra pilnavertiškai gyvenamas. Tai leidžia mąstyti zombį kaip
dezintegruota gyvenamojo kūno forma. Šis skirtis leidžia besidegeneruojančią yrančią gyvenamojo kūno formą. Šis skirtis leidžia naujai pažvelgti į kultūrinius bei politinius reiškinius. Tam tikros sąvokos ar ideologijos gali funkcionuoti panašiai kaip tarpinės būtybės. Jos nėra nei visiškai gyvos, nei galutinai mirusios. Galima sakyti, kad kai kurios istorinės ar politinės formos išlieka kaip zombiškos. Jos veikia, daro poveikį, tačiau nebeturi pirminės reikšmės ar gyvumo. Čia pakanka prisiminti mūsų nušalintą prezidentą, kuris nesuprato, kad yra miręs. Tai kitais atvejais galime kalbėti apie vaiduoklius, praeities formas, kurios nebeturi materialaus pavidalo, bet vis dar persekioja dabartį. Toks mąstymas leidžia paaiškinti ir emocinę zombio figūros galią. Mes bijome zombių ne tiek dėl jų fizinio pavojingumo ar galimybės apkrėsti, kiek dėl to, kad jie ardo pamatinės mūsų patyrimo perskyras, gyvybės ir mirties, prasmės ir beprasmybės. Kai šios perskyros ima nykti, griūva kitos struktūros, kuriomis remiasi mūsų pasaulis, irgi pradeda eižėti. Todėl zombiai kolektyvinėje vaizduotėje pasirodo neatsitiktinai. Jie materializuoja būseną, kurioje veikimas atsiskiria nuo prasmės. Judama, siekiama, vartojama, tačiau nebėra aišku, kodėl. Šia prasme zombis nėra vien simbolis, tai struktūrinė figūra, leidžianti mąstyti mūsų pačių krizę, kad ir kokia jį bebūtų, kultūrinė, galbūt net ontologinė. Taigi, ši analizė rodo, kad zombis nėra vien fiktyvi būtybė ar metafora, bet ribinė figūra, kurioje išryškėja gyvenamojo kūno eižėjimas ir irimas. Šie bruožai leidžia zombį suprasti kaip tai, kas lieka, kaip įprastos perskyros nebeveikia. Tokia likutinė vertė, toks likutis, apie tokį likutį galima kalbėti ir per atliekų sąvoką ar sampratą. Atliekos čia suprantamas ne vien kaip tai, kas išmetama, bet atliekos kaip tai, ko nebegalime įtraukti į prasmingą pasaulio struktūrą. Use, discard, forget. Šia prasme zombis yra atliekų forma, galbūt net esminė, atviras klausimas. Jis yra tai, kas buvo gyva, bet negali mirti. Jis išlaiko kūną, judesį ir tam tikras funkcijas, tačiau neturi ateities. Nes ateitis iš jo buvo atimta. Jo buvimas yra sustingęs tarp praeities ir dabarties be jokios galimybės ar atvirumo ateičiai. Todėl zombį galime suprasti ne tik kaip gyvą numirėlį, bet šiame kontekste performuoti kaip likutį, kaip kūnišką prarastos ateities pavidalą. Ši perskyra leidžia galvoti apie atliekas kitame kontekste. Tokie reiškiniai kaip sugretinti su kitomis atliekomis. Kuria prasme? Tai tokie reiškiniai kaip plastikas ar aukšto lygio ar tiesiog branduolinės atliekos taip pat egzistuoja už įprasto laiko kategorijų. Iš žmogaus perspektyvos plastikas, branduolinės atliekos išlieka ir daro poveikį mūsų pasauliui amžinai. Tokios atliekos atsigręš ne prieš mus pačius, bet prieš ateities kartas, paversdamos ne mūsų, o mūsų palikuonių aplinką svetimą ir potencialiai negyvenamą. Tai va, galiausiai zombio figūra leidžia apmąstyti tai, ką galima vadinti prarastomis ateitimis. Jei, kaip teigia Markas Fischeris, šiuolaikinėje kultūroje tampa lengviau įsivaizduoti pasaulio pabaigą nei kapitalizmo pabaigą. Tuomet zombis pasirodo kaip šios būsenos simptomas, įkūnijantis pasaulį, kuriame judėjimas tęsiasi, tačiau ateities nebėra. Tokiu būdu zombis atsiskleidžia ne kaip paprasta siaubo figūra, bet kaip esminė atliekų forma. Tai šiame pranešime tiesiog bandžiau parodyti, kad zombis nėra vien kultūrinė figūra,
ar vaizduotės produktas. Tikiuosi, tai pavyko. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad jei atliekos fenomenologiškai gali būti suprastos kaip tai, kas išlaiko praeities pėdsakus, tuomet zombis yra jų paradigminė forma. Šia prasme, zombių pasaulis nėra postapokaliptinis scenarijus, bet galimas mūsų pačių pasaulio aprašas, kuriame judėjimas tęsiasi, nors prasmė ir perspektyva ima nykti. Klausimas tuomet nebėra, ar zombis turi pasaulį, bet ar mes patys vis dar turime ateitį, kuri leistų tą pasaulį patirti. Ypač, kai atrodo, kad pasibaigė druska.